Labas vakaras, mėly bendrakeleiviai gerovės link. Kaip ir žadėjau, šį vakarą pasidalinsiu su jumis savo žiniomis apie migreną. Labai smagu matyti visus, kurie tiesiogiai mus žiūri. Taip pat linkėjimai visiems, kurie žiūrės šios laidos įrašą ir galbūt šitas įrašas netgi pateks į YouTube, priklausys nuo to, kaip man šiandien seksis kalbėti. Kodėl aš pasirinkau šitą temą migrena? Nes kelis kartus ir grupės nariai yra užsiminę, kad ir kolegės tenai darbe, sakykime, kenčia, kaip padėti, ką daryti. O daug kas, pavyzdžiui, net nežino, kas yra ta migrena, tai atrodo nuo galvos skausmas ir tiek. Ir aš nusprendžiau, kadangi šitą problemą turiu pati, pasidomėti daugiau, to labiau, kai yra daug būdų, kaip savo padėti. Yra žmonių, kurie dėka body cleansingo išvis nebeturi migrenos priepuolių. Truputėlį apie tai papasakosiu, ką žinau, kas man padeda ir galbūt žinosit, kaip padėti kitiems, jeigu patys tos problemos neturite. Mano istorija su migrena prasidėjo, kai aš pagimdžiau savo pirmą dukrytę, savo pirmą vaiką. Ir atsimenu, buvo toksai Vilniuje užterštumas, kažkas ten degė, čia buvo 2002 metais, kad rekomendavo būti namuose arba išvažiuoti su kūdikiais kažkur į kitą miestą. Aš pasičiupau savo gražuolę princesę ir išvažiavau pas močiutę jos į Šiaulius. Ir labai puikiai atsimenu, kai mes pabėgom iš to padūmavusio Vilniaus, pasiėmiau vežimėlį ir nuėjom į Šiaulių parką, labai gražu aprašyta kakės makės istorijose. Ir jaučiu, kad viena akimi matau tarsi per sudužusi akinių ar didinimą į stiklą, akinių nenešiojau tais laikais. Ir toks jausmas, kad žiūriu ir raibuliuoja. Ir nesupratau, kadangi tai buvo pirmą kartą, aš nesupratau, kas tai yra. Tai dabar, kas iš vis nesusidūrėte su migrena, tai migrenos būna kelių rūšių, būna kelių stiprumų, būna migrenos vadinamos su aura, ir migrenos be auros. Tai va tai, ką aš turėjau, vadinasi migrenas su aura. Tai reiškia, kai raibuliuoja akise, gal tu dar skausmo kažkokio nejauti, bet tai jau yra įžanga, jau žinai, kad ateis tą migreną, jau ruoškis. Tai va šitaip aš su ją susipažinau. Migrena yra paveldima. Mano mama visą gyvenimą su ta migrena draugauja, negaliu pasakyti, nes nedraugiška jinai yra ta migrena. Tai iš tikrųjų nebuvo dažnai pas mane. Bet jau po trečio vaiko aš matyt, nežinau, ar buvau tiesiog pavargus, ar ten vis tiek tai būna kompleksas visokių priežasčių. Man migrena prasidėjo kiekvieną mėnesį, sutampa su moteriškais reikalais ir migrena. Jau aš tiek prisikankinau, kad jau nusprendžiau, kad turiu kreiptis į polikliniką. Nes tiesiog labai sunku gyventi, nes kai yra migrena, tai nėra galvos skausmas, kurį, pavyzdžiui, šiaip žmonės patiria kaip tokią įtampą, sakykime, ar šalmo tokį pojūtį, kad spaudžia smilkinius, tai nėra migrena. Tai yra tiesiog galvos skausmas nuo įtampos ar kai kurių kitokių, sakykime, priežasčių. Migrena tai yra tokia būsena, kai tave iš normalaus gyvenimo išima ten parai, kartais ir 3 parom, tarsi tu negali nieko daryti. Kaip atskirti, ar pas jūs migrena, ar tiesiog jums skauda galva? Migrena tai, kai tu eini ir su kiekvienu širdies dūžiu tau tas skausmas pulsuoja. Vienintelis dalykas, ką tu gali įsivaizduoti, tai gulėti tamsiam kambarį su šaltu kompleksu ant galvos. Būna žmonės ir labai stipriai pykina, būna žmonės net ir vemia. Man taip, ačiū Dievui, nėra buvę. Bet, žodžiu, migrena yra ne šiaip pat man skauda galva. Migrena yra būsena, kuri tave išima iš kasdienių darbų ir buities ir tu realiai nieko negali daryti. Tai jūs suprantat, kad aš turėjau kažko imtis ir dariausi visokius tyrimus. Patekau pas tokį labai smagų gydytoją su humoro jausmu. Jisai ten visokius įmanomus tyrimus man padarė ir tomografijos galvos ir viskas. Ir aišku, nieko jisai nerado.
ir pasakė, na va, savo jaunam vyrui reiks mokintis masažuoti jūsų sprandinę. Didelėm raidėm užrašė ten tą aspirino vitamino C šnypšiantį ir mes su juo ir atsveikinom, nieko jisai man nepadėjo. Ir kaip tik tuo metu mūsų nuostabioji grupė susikūrė. Ir mes visos prieš 3 metus pradėjom ją nuo organizmo valymo, nuo body cleansing programos. Ir nuostabiai kažkuriam laikui dingo, paskui atsirado žymiai rečiau, žinau, kad pas kolegės išvis dingo, taip kai kalbėsim apie migrenos priežastis, paaiškės, kodėl joms dingo, o man ne. Bet man jau būdavo, na, į ketvirtį vieną kartą. Ta prasme, nuo kiekvieno mėnesio ir į ketvirtį vieną kartą, tai jau yra didžiulis progresas, ne, kad tu jau gali funkcionuoti. Paskui vis eigoje domėjausi ir iš tikrųjų, kai pas mus atsirado, kad dabar, kai pas mus eina ta rubrika pirmadienio, mano vaistas yra mano maistas ir buvo toksai dalykas, kai mes mokinomės apie amino rūgštis. Mes išnagrinėjom kiekvieną amino rūgštį, tą, kur yra privaloma, būtina, ką jinai daro ir ką jinai veikia. Ir mane užkabino tas L-argininas, kuris yra, vat matot, ekrane yra mūsų amino Advantage XS sudėtyje ir apie papasakosiu kodėl, nes tai yra ta amino rūgštis, su kuria yra gydoma migrena. Tai vat visą šitą sumą sumarom, mano istorija, mano pasisekimai, mano žinios, aš vat nusprendžiau, kad jeigu žmogus jūsų aplinkoje arba jūs pats kenčiate nuo migrenos, aš turiu ir privalau pasidalinti tomis žiniomis, kad jums būtų lengviau gyventi. Taigi, pradėsime nuo to. Dar prieš laidą aš labai ačiū visiems, kurie ar nepatingi, ar išdrįsta man parašyti, atsiųsti kažkokiu video ar garsų įrašą su kažkokiom problemom sveikatos, ar ten bet kokiom problemom, kurios siejasi su visapusiška žmogaus sveikata. Ir man buvo užduotas toks klausimas apie, aš labai laukiu laidos apie migreną, nes va čia yra artimo aplinko žmonės su biopoliniu sutrikimu. Ir aš galvoju, pala, o kuo tai susiję? Mano manymu tai buvo visiškai nesusiję. Bet labai ačiū už tą klausimą, aš pasidomėjau giliau ir pasirodo dar ir kaip susiję. Pažiūrėkit, ką sako mokslas, ne? Pasirodo, kad tyrimais rodo, kad apie 30%, tai reiškia, kad beveik kas trečias žmogus, kuris turi tą bipolinį sutrikimą, taip pat kenčia nuo migrenos. Ir šis ryšys yra ypač stiprus tarp moterų sergančių būtent bipoliniu antro tipo sutrikimu. Ir pasirodo dar ir epilepsija įeina į tą visą trijulę, kad čia bendros priežastys, nes viskas yra mūsų tose smegenyse. Kai yra tie išbalansuoti bendri mechanizmai smegenyse, žinot, serotoninas, dopaminas, kai yra jų disbalansas, dar prisideda tie uždegiminiai citokinai smegenyse. Atsimenat, kai mes mokėmės apie miegą, atsiminiau, kad turiu Remigijui primint, kad laidą apie miegą mes turim su jau padaryti, reiks užsirašyti. Apie miegą, kai mokinamės, ne? Kad naktį, būtent tuo periodu anksti paryčiais, nuo 2 iki 4 nakties, mūsų smegenys išsivalo nuo tų uždegiminių citokinų. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus nemiega, ten ilgai žaidžia, žiūri telefoną, ar tiesiog pas yra nemiga, tai jiem tie uždegiminiai citokinai iš smegenų neišsivalo. Ir tai ir veda prie galvos skausmų ir visokiausių bipolinių sutrikimų ir visokių kitų dalykų su tuo susijusių, ant kiek tos smegenys reikia saugoti. Ir pasirodo, tos abi problemos, jos veikia kartu. Jeigu žmogus turi tą bipolinį sutrikimą ir migreną, tai ta migrena dar labiau skatina tą nuotaikų kaitą. Nes kaip ir normalu, kai žmogui skauda, tai jisai labiau linkęs kristi į depresiją, negu kai jam neskauda. Tai šiandien labai kalbėsim apie tai, kaip tą smegenų biologiją subalansuoti, kaip savo padėti. Tai pradžioje mes išnagrinėsime priežastis. O priežasčių man labai
patiko, kad kai turiu klausimą, aš kažkur randu atsakymą. Ir kaip kolegė sakė, kad praėjau body cleansingą kelis kartus, viskas, man migrena jau 2 metai, aš jau nebežinau, kas nebėra jos. Tai viena iš tų priežasčių ir yra, kad organizmas reaguoja į maisto, gal kitaip pasakysiu, 2 priežastys susijęs su maistu. Jeigu jūsų dieta yra nesubalansuota, ta prasme, trūksta, yra neįvairi, trūksta vitaminų, mineralų, jūs žinot, kad kiekviena daržovė, kiekvienas mėsa, žuvis ir visa kita turi tas skirtingas maistinės medžiagas, kurių mums reikia, mikro ir makroelementus. Tai jeigu jūsų yra dieta skurdi, tarkim, jinai yra tą patį per tą patį valgot, dar nedaug dievė ten pusfabrikačiai iš parduotuvės, kurie dar tai chemiškai, termiškai visaip apdoroti, tai jūsų smegenim tiesiog trūksta maisto. Į tai irgi gali reaguoti galvos skausmu. Kitas dalykas yra tam tikra, buvo labai įdomus dalykas, yra maisto grupė, kuri provokuoja migreną. Tai pavyzdžiui, vadinasi teobrominai. Kakava, juodas šokoladas, kava, juoda arbata. Ir bulvinių šeimos atstovai, pomidorai, paprikos ir baklažanai. Tai jeigu pas jūs yra tas maisto netoleravimas, jūs tiesiog turėtumėt save stebėti, kad, pavyzdžiui, kažko pavalgius ten ar pomidorų, paprikų, baklažanų, pavyzdžiui, skauda galva, arba jūs gėrėt daug kavos, juodos arbatos, kakavo, šokolado ir irgi jaučiatės, ne? Tiesiog, jeigu tai yra nuo maisto susiję, kad jūs tiesiog maisto alergijos ir netoleravimas ir galva skauda, tai tiesiog pabandykite tai susijęti. Arba tiesiog reikia tavo mitybą įvairesnė, kad jums gal tiesiog trūksta mineralų. Kitas dalykas, kodėl dar galėjo išsivalyti ir nebebūti šitų skausmų, nes mes jau pradėjom vandenį gerti. O pagrindinis, net ir ne migrenos ir paprastas galvos skausmas, yra tiesiog nuo dehidratacijos. Nes jūs žinot, kad smegenys mūsų plūduriuoja vandenyje. Ne? Ir kai tik tai trūksta vandens, ten vyksta, čia yra elektrinė vaikščianti, mes vaikštom su savo ten visokie elektronai ir protonai ir visa kita, ir jie yra vandenyje. Ir jeigu to vandens trūksta, tai tos tos jungtis ir stringa, ir tada atsiranda tas skausmas. Tai gal ne tik tai, kad žmogus išsivalė savo kūną nuo visokių tenai, sakykime, toksinų, citokinų, pradėjo miegoti ir gerti vandenį ir jam viskas susitvarkė. Bet priežasčių yra ir daugiau. Tai jeigu jūs turite migreną, pradėkite nuo body cleansingo, vandens gerimo, šitų gerų įpročių, ypač miego, susitvarkymo, kad būtent tas vasarą žinom, nuo 10 miegam, žiemą nuo 9 vakaro miegam, per 1 valandą skiriasi. Tai susitvarkom miegą, pradedam gerti 8 stiklinės mažiausiai per dieną ir tada praeinam body cleansing programą, kad išsivalyti tuos visus uždegiminius citokinus ir taip toliau. Atsisakom cigarečių, rafinuoto cukraus, jeigu galim alkoholio, jeigu galim kofeino. Bet čia jau tokie dalykai, kurios vis tiek, daugumai sunku atsisakyti. Tai o dar yra viena priežastis nesusijusi su mityba, miegu ar, sakykime, užterštu organizmu. Tai yra kūno traumos arba laikysena. Biškai gal nukrypsiu nuo temos, nes visai neseniai sužinojau apie laikyseną tokį įdomų dalyką, kur dabar sako, kad visa karta yra, kur, taip galva į priekį ir sako, kad čia nuo telefono. Bet tame straipsnė rašo, kad nebūtinai nuo telefono. Pasirodo, kai mūsų organizmas reaguoja į stresą ilgalaikį, užsitęsusi tą, visi žinom jau ten fight or flight būseną, kai ten adrenalinas ir kortizolis aukštai, tai žinot, ką daro mūsų kūnas? Mūsų kūnas įsitempia, pradeda judėti greičiau, įtempia kaklo raumenis ir galvą pastumia į priekį, kad mes greičiau pastebėtume, kas vyksta, su kuo mes čia turim kovoti. Tai pasirodo, ta laikysena nebūtinai yra nuo kompiuterio, telefono ar dar kažko. Tai gali būti tiesiog nuo streso, jūsų kūnas jūs ruošia bėgti, pulti, slėptis ir taip toliau.
Ir tai gali įtakoti būtent migrenos atsiradimą. Kas buvo pas mus stovykloje prieš metus, kai mes buvom Birštone ir mes turėjome mūsų kineziterapeutę svečiuose. Ir kaip tik mes buvom padovanoję šitos 2 nuostabius dalykus. Tai vat kam yra galvos skausmai ir migrena nuo užspaustų kažkokių įsitempusių raumenų, tai tiesiog nusipirkite, jeigu nebuvote mūsų stovykloje, nes mūsų nariai gavo dovanų ir masažuokite savo galvą ryte, vakare, pagal poreikį. Geriausia nusipirkite 2, nes tada galėsite daryti tokį pratimą, kuris yra labai naudingas, kai reikia pajudinti skalpą į vieną pusę, į kitą, va taip, va, tiesiog įjudinti, nes visur yra raumenukai, ant kaukolės visur yra raumenukai ir ypač sprando va ta pačioje, kur va ten yra tokie, nežinau kaip čia jums pasakyti, kur galima pirštus sukišti ir pamasažuoti. Tai čia yra visos kraujagyslės, visas tas sprandinė, kurią reikia masažuoti. Tai šitas dalykas labai padeda. Dabar, kas dar padeda? Radau nuostabų būdą, labai paprastą, kuris gali kiekvienas jūsų pasidaryti namuose. Tai dabar žiūrėkit, ką reikia turėti. Taip. Gal papasakosiu, kuo jisai veikia pradžioje, ne? Tai yra toks metodas, kai reikia švelniai spausti pakaušio srityje ir sukurti tokią vadinamą trumpą pauzę smegenų skysčio ritme, vadinasi still point. Kadangi mūsų smegenys, kaip sakiau, vandenyje, mes tokį darysim užspaudimą, aš jau išbandžiau, man puikiausiai suveikė, va čia prieš savaitę jau buvo prasidėjus, jaučiu, kad jau man ta migrena artėja, aš tai padariau ir be vaistų, žinokit, be vaistų. Dabar kodėl man tie vaistai staiga pasidarė tokie nebedraugiški? Nes pasirodo, kadangi jau žinom mano bendruomenės nariai, kad aš turėjau nedidelę operaciją, ir pasirodo, kad jeigu tu išgeri aspiriną, paprastą aspiriną, jisai tavyje veikia 10 dienų. Net paspringau. Įsivaizduokit, 1 tabletę išgeri ir jinai 10 dienų veikia. Ir tu turi būtinai pasakyti anestezologui, jeigu turi operaciją, kad tu gėrei tą aspiriną, nes nuo to priklauso, kokią narkozę tau darys. Ir kai aš pagalvojau, kad jeigu viena tabletė veikia 10 dienų, turi tokį didžiulį poveikį, kaip aš galiu jų negerti, nes aš nenoriu, kad jos manyje veiktų. Tai aš tada pradėjau rimčiau žiūrėti tos visus būdus, kaip be tablečių tą migreną įveikti. Ir pavyko. Ir įsivaizduokit, pavyko. Tai dabar gerai. Kaip užspausti čia tuos mums kanalus, kad biški viskas vanduo susibalansuotų ir ta migrena praeitų pro šalį. Taigi, jums reikės 20-30 cm kojinės. Paprasčiausios kojinės. Šita kojinė yra mano, jinai yra 20-30 cm. Jau 30. Tada jums reikės teniso kamuoliukų. Aš turiu puikią sesę, kuri labai mėgsta žaisti tenisą, visa jo šeima žaidžia. Gaunu krūvas kamuoliukų panaudotų, kai man tik reikia. Taigi aš turiu 2 teniso kamuoliukus. Tai dabar tos 2 teniso kamuoliukus. Aš jums nežinau, ar čia rodysiu visą procesą. Juos reikia tiesiog įdėti į kojinę, vieną, kitą, nustumti iki pat galo. Tada va taip, 1, 2 užsukam ir apmaunam kojinę atgal. Apmaunam kojinę atgal, pabandysiu greitai, kad čia netimti jūsų laiko. 1 kartą apmovėm. Tada taip, jau turim tokį. Dar 2 kartus užsukam. 1, 2. Ir dar kartą apmaunam. Va. Ir gaunasi va toksai va. Vadinasi still point incluser. Va. Aš esu pasidariusi savo labai tautišką, gražų lietuvišką, turėjau ilgesnę kojinę, pasidariau su bantuku, nes kojinė buvo ilgesnė. Ir va taip pasidėjus, aš ant jo paguliu. Tai dabar ką reikia daryti ir kur dėti. Žodžiu, geriausia atsigulti ant grindų, jeigu turit kokį kilimėlį,
Galit po kaklu pasidėti kokį susuktą rankšluostį, bet šitą daiktą reikia dėti, kaip čia jums pasakyti, vat nuo ausų vidurio išvesti iki va čia. Va, nežinau, ar matot, nes aš kameros nematau, va šitoje vietoje ir ant jo atsigulti. Ir pagulėti kokias 10 minučių. Ir tada, kas ten užspausta pas jūs, dėl ko ten tie, sakykime, impulsai jūs erzina, jie per tas 10 minučių susitvarko ir aš žinokit dabar, kai tik kas, iškart ant to kilimėlio su tais kamuoliukais ir jau vaistų man nebereikia. Jeigu yra migrena, galima į dieną saugiai 2-3 kartus po 10 minučių su tarpais pagulėti. Ir turėtų visą tai nuimti. Kitas būdas yra, jeigu jau pulsuoja ta galva, jeigu jau ta migrena užėjo, kojas į karštą vandenį, o ant galvos šaltą rankšluostį. Ką tai daro? Tada visas kraujas subėga į kojas ir jums ta galva nebepulsuoja. Bet yra dar geresnis būdas. Ir aš, kaip jau minėjau, papasakosiu daugiau, į ką jisai daro. Mūsų nuostabusis amino rūgščių komplektas prie tų 9 privalomų pridėjo dar vieną, 10. L-argininą. Turbūt teisingai ištariau. Ir jisai yra skirtas tam, kad išplėsti kraujagyslės. Aš jums tiesiog parodysiu, kad jūs žinotumėt, kaip tai atrodo. Va, ir dabar žiūrėkit. Kairėje yra normali kraujagyslė arterija. Per vidurį jinai yra užspausta. Nuo streso, nuo ten įvairiausių ten jūsų blogųjų cholesterolių, kurie iš tikrųjų yra neblogi, o jie tiesiog daro savo darbą vargšelį, o jos blogais vadina, jie tiesiog saugo jūsų kraujagyslę, kad tai nesuplyštų, lipdo, jie lipdo iš vidaus, o lipdo dėl to, kad jūs nepaisydami nieko, vis tiek valgote cukrų, rafinuotą, nerafinuotą, fruktozę ir taip toliau. Gliukozės šuoliai vargšę tą kraujagyslę daužo tiek, o tie blogiečiai cholesteroliai lipdo ir, žodžiu, finaliai jūs gaunat taip, kaip per vidurį atrodanti arterija. Ir aišku, tada ir spaudimas kyla, ir jums gydytojas sako, jums laikas pradėti gerti statinus ir taip toliau. O jums reikia pradėti gerti Amino Advantage Plus, nes čia yra L-argininas, kuris išplečia kraujagyslės. Jo paskirtis yra tokia. Suprantat? Ir nežinau, kaip jums dar tą perduoti, nes viskas yra kraujagyslėse. Net jei pasakysiu tokį vieną istoriją. Dabar mano dukra ruošiasi vairavimo galutiniam egzaminui. Aš se važinėjau, baisiai bijau, drebu ir visą kitą. Ir sakau, Martinėlė, o tau nereikia akinių. Nes jinai per karantiną sėdėdama ištisai kompiuterį susigadino tiek akis, kad jai reikėjo akinių. Ir sakau, nu negi tau nereikia vairuojant. Sako, mama, aš čia nežinau, sako, koks čia Dievo stebuklas įvyko, bet man nebereikia akinių. Sako, aš prieš metus, kai jinai bandė tada laikyti, jai nepavyko, jai reikėjo akinių per patikrinimą, o dabar atėjo, aš sakau, man nebereikia akinių. Sako, tai ką čia palauk, sakau, o kada tu pradėjai gerti tas amino rūgštis, ar tik ne prieš metus vasarą tu pradėjai? Ir jūs supraskit, koks dalykas. L-argininas, jisai skirtas išplėsti kraujagyslės. Jeigu apie akis bus kita tema kalbėsim, bet jūs turite suprasti, kad kai tos kraujagyslės išsiplečia ir regėjimas net atsistatyti gali. Aš šito fakto negaliu patvirtinti, bet ant dukros yra vat grinai, dabar vakar sužinojau, kad jai nebereikia akinių. O ką jinai pakeitė gyvenime, tai pradėjo sportuoti ir pradėjo vartoti va šitą amino rūgštis. Tai va ir prašom. Tai dabar kaip veikia tas argininas, ne? Jisai skatina azoto oksido gamybą. O ką daro azoto oksidas? Jisai atpalaiduoja ir išplečia kraujagyslės, pagerina mikrocirkuliaciją. Todėl deguonis lengviau pasiekia smegenų ląsteles. Suprantat? Nes prieš kraujagyslį, kaip matot, yra sauresnė, raumenys gana yra įsitempę, ne? Ir nepraeina tas deguonis.
O kai atidėja, tai yra kaip pompavimas. Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą paragavau ir išgėriau šito į amino rūgščių, aš tiesiog galvoje jaučiau poveikį. Aš tada dar nežinojau nei apie migrenas, nei kaip čia padeda, nei apie kraujagyslės, nieko. Aš išgėriau ir jaučiu, kad mano galvoje kažkas vyksta. Tai žodžiu, mielieji mano, jeigu turite problemų su kraujagyslėm, tai šitą Amino Advantage užsisakot jau šiandien ir jau penktadienį jį geriat. Aš jį geriu kiekvieną dieną. Ir ten paskui irgi bus kita tema, dabar irgi nekalbėsiu, bet ten yra kita, pavyzdžiui, amino rūgštis, su kuria yra gydomas herpes. Jeigu turit virusą herpį, tai jisai irgi yra, čia ne alerigninas, čia kita bus, dabar nepasakos. Taigi, pasikartokim. Migrenos priežastys gali būti 4, jeigu neklystu. Ne? Pirmas dalykas yra užterštas organizmas, ypač tenai yra tokiais pesticidais, kur augalus purškia, tai nuo jo yra tikras poveikis migrenos. Tai va čia organizmo užterštumas. Antras dalykas - dieta skurdi, jeigu žmogus valgo perdirbtą tą patį per tą patį ištisai. Trečias yra, kad žmogus mažai geria vandens, ir smegenim tai yra būtinas dalykas. Ir ketvirtas tai yra arba traumos buvę, arba laikysena prasta, arba ta streso įtampa kakle, kuri neleidžia deguoniui patekti ir tada vėlgi būna tas pats skausmas ir žmonės kankinasi. Taigi, kaip savo padėti? Yra visokių žolelių, bet aš pavadinimus gal surašysiu paskui komentaruose. Aš kadangi remiuosi šitą knygą, kur sakiau, kad dabar mokysiu po vieną straipsnį ir jūs irgi šviesiu. Tai kokios žolelės reikalingos padėti nuo migrenos surašysiu. Antras dalykas - vonelės kojom ir šaltas kompresas galvai. Ir va šitas mūsų nuostabusis išradimas, kuris man paskutinį kartą prieš savaitę suveikė taip, nes aš, žinokit, nebelaukdavau. Man tik prasideda simptomai, aš iš karto aspiriną su to C, ten ne vitaminas, ten neskorbo rūgštis, iš karto išgerdavau ir tiesiog taip nenorėjau tos migrenos. O dabar neišgėriau. Jums tai atrodo gal nieko, bet aš iš tikrųjų pabandžiau ir labai tikėjausi, kad suveiks ir suveikė. Ir paskui dar vis tiek jautėsi toksai tas migrenos fonas, tai paskui dar pagulėjau dieną, paskui vakare pagulėjau ir viskas. Ir dabar sakau, tik tai jaučiu, kad kažkas, aš paaukštinu kilimėlio ir su tais teniso kamuoliukais savo skalpą ir atidarinėjau ir iš tikrųjų jaučiu tą poveikį ir raminančiai veikia ir iš tikrųjų padeda. Taigi, tikiuosi, nieko nepamiršau ir viską jums pasakiau. Galiu tik tai priminti, kad penktadienį baigėsi nuostabi kaukių akcija, kai jūs galite gauti omega 3 ir vitamino C 4 iš viso, dvi tokias kaukės nemokamai. Dar mačiau, kad yra šitas nuostabus komplektas dar neišpirktas, kitas yra išpirktas, bet šitą aš labiau, žinokit, mėgstu negu violetinį. Nes šitas yra, kaip jau minėjau, padeda ne tik, kad oda būtų glotnesnė, bet jisai miego fazės gilina. Aš su juo labai gerai išsimiegu ir jį geriu jau ilgai ir nenustosiu. O šitas gėrimas, jisai skatina kolageno gamybą. Jeigu įsigersite, tiesiog jūsų kūnas mokinsis vėl, taip kaip jaunystėje, gaminti tą kolageną, dėl to jis ir vadinasi grožio gėrimu. Tai rekomenduoju, vasarą dar tik tai įpusėjo. Žinot, kad vasara baigėsi rugsėjo 21, tai dar mes ją mėgausimės, tai galime būti gražus. Ir noriu dar priminti, kad mūsų stovykla jau ne už kalnų, įsivaizduočiau, bus mūsų 7. stovykla ir jinai bus tikrai prie jūros. Yra pora vietų, su kuriuom šiuo metu mes tarėmės. Ir labai noriu, kad jūs pasižymėtumėte savo kalendoriuose 1 rugsėjo savaitgalį, 5-6 dieną ir tikrai jūsų lauksim, nes jau ir konkursą turim, po miškus visokias įdomybės rankiojam. Tikrai pakviesiu, kas norės, galės atvažiuoti ir su 2 nakvynėm,
nes jau reiktų su ta jūra taip jau ir pabūti ilgiau, jeigu jau nuvažiuojam. Taigi būtinai pasižymėkit kalendorius 5-6 rugsėjo, pasimatysime su jumis ir jau švęsime 7 mūsų stovyklą. Taigi ką, būkime sveiki, būkime laimingi ir žinokime, kad mūsų organizmas gali susitvarkyti su visom ligom pats. Reikia tik jam sukurti sąlygas ir žinoti priemonės, kurios veikia. Taigi ir paprašysiu, kad jeigu jūs žinot kažkokiu tai būdu, kaip, pavyzdžiui, kažkokius palengvinti savo simptomus, ar galvos skausmą, ar bet kokį kitokį, tai prašau, dalinkitės grupiai, nes jūs tikrai padėsite žmonėm, kurie, pavyzdžiui, vartoja vaistus, kurie iš tikrųjų ir padeda, bet iš kitos pusės ir kenkia. Taigi, linkiu jums gražaus savaitgalio ir pasimatysime už 2 savaičių, nes kitą trečiadienį mes turėsime oficialią transliaciją apie naują XS produktą, keratiną, nuostabus, aš jau užsisakiau šiandien, jūs galėsite užsisakyti kitą savaitę. Taigi kitą savaitę trečiadienį pasiplėpėjimai sutampa su tais mokymais, į kuriuos aš jūs pakviesiu atskirai ir pasimatysime tada už 2 savaičių. Sudie, gero vakaro.